Sveiki visi atvykę į Kino Maniakų podcastą, pažaliai apie kiną ir šiandien aš kalbėsiu apie filmą The Second Act – antras veiksmas. Iš karto atsiprašau, kadangi esu šiek tiek užklimęs, tačiau noriu jums šitą filmą iš karto parekomenduoti, kadangi dabar aš mačiau Skanoramos festivalio atidarymo Kaune progą. Taip pat iš karto įdomus faktas, su šitu filmu buvo atidarytas ir netgi Kanų festivalis. Tai taip, šitas filmas buvo Kanų festivalio atidarymo filmas. The Second Act, prancūzų filmas, režisierius yra Quentin Dupieux, taip pat ir rašytojas, scenaristas. Ir kuo jis išsiskiria ir kuo jis man iš karto labai patiko, tai yra savo netradiciniu scenarijumi. Scenos yra ilgos, tačiau jos niekada neprailgo, bendrai filmas man prabėgo žiauriai greitai. Kalbant apie įvertinimus, tai IMDb 6,5 iš 10, žemokas palyginus kaip tokiam filmui, bet čia turim tik 2000, dar net ne 2000 įvertinimų. Tai manau, kad reitingas tikrai kils. Taip pat 66% Rotten Tomatoes, kodėl toks žemas, vien dėl to, nes yra tik 29 atsiliepimai. Ir Letterboxd 3,2, kas galėtų būti daugiau. Apie scenarijų. Pagrindinė šito filmo mintis ir kas yra analizuojama, tai kaip aikštelėje ir bendrai pakeistų režisierių dirbtinis intelektas. Pradžioje filmo man buvo netgi sunku suprasti, kadangi nelabai suprantu, kas čia vyksta, lyg filmuoja, lyg čia kalba su žiūrovu tiesiog, aš galvoju, kas čia vyksta, tačiau po to viskas paaiškėjo. Taip, ilgos scenos ir kodėl jos yra ilgos ir kaip jos yra ilgos, tai yra tiesiog veikėjai vaidina, tai pradeda analizuoti savo vaidmenis, pradeda pyktis, turim labai daug čia įvairiausių konfliktų tarp veikėjų, kas tikrai tokio prideda, kadangi yra viena detalė, kuri būtent šitą filmą padaro konfliktišką. Neatskleisiu detalės, kadangi jinai yra labai komiška, prie ko irgi turiu jums pasakyti, kad čia yra komedija. Dažniausiai nekalbu apie publiką, kadangi esu labiau mėgėjas tokių ramesnių psichologinių filmų ir publika tiesiog tyli. Tačiau čia, Kaune, kai žiūrėjau šitą filmą, publika buvo nuostabi. Iš šito filmo žmonės išėjo su džiaugsmo ašarom. Jis buvo antiek juokingas, bent man asmeniškai ir tie žmonėms, kurie žiūrėjo šitą filmą, jis buvo tikrai labai juokingas, tokių turimų komiškų aspektų ir gyvenimo, tačiau pagrindinis komiškumas ateina būtent iš kino industrijos filmų, kino filmavimo aikštelės. Tai manau, kad visi kino žmonės, kino kūrėjai ypatingai turi šitą filmą peržiūrėti, kadangi turim tokių komiškų elementų iš būtent tos aplinkos, kuri kartais būna komiška, kartais būna žiauri ir va būtent ta aplinka taip pat yra labai papiešiama šitame filme. Kodėl aš jums jį rekomenduočiau? Na, žinau, kad jis juokingas. Šis dabar yra labai populiaru, kaip ir minėjau, tokie sunkus, psichologiniai filmai, o šitas, čia yra psichologijos, čia tikrai yra psichologijos, turim tokių, sakykime, gilesnių minčių, tačiau jis yra jis buvo be galo juokingas. Turim daug komiškų aspektų, turim įvairiausių tokių pasijuokimų iš gyvenimo ir netgi tokių surimtėjimų apie gyvenimą ir būtent apie aktorių darbą. Ir laikas prabėgsim, žinokit, kaip 3 minutės, ta valanda 20 minučių bus nieko. Man pritrūko. Sakau, man tikrai pritrūko. Tikriausiai pridėti daugiau neturiu ką, nenoriu per daug pasakyti, tai tikiuosi, kad peržiūrės, kadangi filmas yra nuostabus.
Žinoma, buvo ir blogų atsiliepimų, kai kurie skundės, kad per mažai ir ne per giliai buvo pažiūrėta apie tą dirbtinį intelektą, kaip jis gali pakeisti būtent kino industriją. Tačiau aš manau, jūs pažiūrėsite ir turėsite savo nuomonę. Tai šį kartą tiek. Buvau aš, kinomaniakas ir podcastas Pezly apie kiną. Iki.